Pradedam dieną Sikihore. Jeigu ir negaudrė, aš ten nebūčiau taip anksti kėlęsis ir ėjęs prasibėgti. Tai bet šiandien lengvai, paprastai, 5 kilometriukai. Prisijungė prie mūsų bėgimo ir vietinis. Draugės smagiau bėgti. Šiandienos planiukas nuvaryti prie krioklių kažkokių, kur yra tarzankė, nuo jos pašokinėti. Tada nuvaryti pasnorklinti labai gražią vietą, kuri yra gan atokiau nuo čia. Ir tada vakare galbūt nuvarysim jogą ar meditaciją kažką tokio. Tai toks planas, kiek pavyks įgyvendinti, neįsivaizduoju. Bent kažkokį kalniuką radau. Nu, gaudė, davai. Motivacija bėgti į priekį. Čiūčka. Čeik. Va. Čia pilna šuniukų dar. O va. Motyvuota atletė. Pirmieji kivirčai, tai va, nesugebam to pačiu peisu degti, tai va, išsiskyrėme. Viet vienoj pusėje, kits kitoj. Čiūč, what? Tai kur išmaišo ir pasako. Nu tai kuris baltas gaidys? Mes nesirenkam lengvų kelių. Paskutinė, last stretch. Paskutinė įkalnė ir bus namie. Varom. Dabar kita užduotis. Prausis ir ieškot, kur pavalgyti. Kiekvieną dieną taip užsida. Valgyt. Va. Kaip mes fancy gyvename. Čia yra dušas. Bet realiai šitą galvą net normaliai neveikia. Tai reikia va čia prisipilti vandenuko. Ir tada su baleika save. Nu, baleikas. Fancy. Užtat mūsų gyvenamos patalpos. Pažiūrėkit. Pas mane raktas. Hey, welcome to my crib. Prašom. Gal nėra labai tvarkinga, bet žinokit, miegojimo sąlygos tikrai geras. Turim didžiulį feną. Ir lovas. Ko daugiau reikia? Užsakiau amerikietiškus pusryčius, o Gaudrė, va, sakė, jai nereikia. Man dieta. Ne, užsakė vaflius, o aš dar užsakiau blynų. Tai aš dar dvigubai valgysiu. Važiuojam antrą raundą. Blynai su Nutella, vafliai su bananais ir mangais. Skanaus man. Einam su gidu, snorklinti. Nuotaikas papasakos. Baisis? Kartosim? Tas vakarykštis buvo gražiau bent jau man, ne? Jo. Mes nemokam. That was real nice, thank you very much. Nu va, išlipame. Tai iš tikrųjų sąlygos buvo mažos bangelės, bet vis tiek kažkaip sudėtinga. Ir ta mandelė apsina. Ir šiaip belastą valandėlę pasimaudyti nėra taip paprasta, atrodo.
Taip, reikia sportuoti. Žiūrėkit. Mėliakai. Visi raudoni. Gaila jų. Buvo šiek tiek sunkoka. Gal buvo sunkoka? Ne, man tai lengvai. Ne, žinai, kai praktikos turi pasimėti. Taip. Ir laikais jūs bujos. Tokia, varai, čia reikia. Bet nereikia suslinti, tiesiog maini ir varai. Jo, neturėjom lastų nei vienas, tai šiek tiek užtruko tada plaukti. Nu, nemeluok, aš tai gerai, kad noriu. Nu, tu gerai. Vasiliai. Instruktorius tik varai priekį, man reikia tik kapoti, kad pasivyti. Bet ir nebuvo realiai taip gražu. Jo, vakar grįžtėm. Šiaip aš norėčiau grįžti vakarištę vietą. Reikės. Tai dar pafilmuot būtų fainai. Nebuvo nei vėžliukų, matėm tik didelės storas žuvis. Bet ir vakar panašių kažkokių. Jo. Tai realiai už nieką sumokėjom. Nu, ne už nieką, nes aš viena nebūčiau nuplaukus. Už gaudrį gyvybę sumokėjom 200 pėm. Brangiai, 5 eurų. 5 euriukai gyvybė. Labai žmonės nusimčiais. Pamiršau nufilmuoti sumuštinis, ką valgiau. Aš burgeriuką valgiau, bet atvariau bandelių. Tokia saldi, bet beveik be nieko. Tokia. Tuščia. Be nieko. Realiai nuotraukos ir realybė visiškai netokia. Mano tai tiko? Prava realiau jo, bet mano tai visiškai. Bandom antrą bandelę. Tiesiog tai Purple Jam. Neįsivaizduokit, tikriausiai obė yra. Saldžiau, bet ir žinot, nedidelio saldumo. Už 17 centų uždirb bandelės, euro centų. Nelabai pavadžiu. 10 Filipinų pesų už abi, tai po 5 kiekvieną. O skrandį gerai. Gavome tokių bilietukų, manom jie bus skirti šuoliams. Ką tik backflipą padariau. Visa krūtinė turėtų būti raudona. Nėra. Bet veidas. Dėjausi taip ir tiesiai veido. Šiek tiek skauda, bet bandysiu dar kartelį. Pasibandžiau šituos šokinėjimus, tai 2 kartus paflopinau, ant krūtinės ir ant galvos. Vieną kartą pavyko ir pavyko net aukštesnį nušokti. Tai žemesnis yra 5 metrų aukščio, aukštesnis 8. Bet labai faina, rekomenduoju visiems, kurie nebijo vandens. O gylis yra 5 metrai, tai labai saugu. Tai tiek. Prieš krioklius net realiai nelabai norėjau, nes pervargęs, mieguistas buvau. Bet 2 pliūchos į veidą atstatė mane. Pilnas, kupinas jėgų, noro gyventi. Tai va. Ne pliūchos atstatė, graži mergaitė. Ai, dar buvo viena labai graži mergaitė. Taip,
Šitą ir dar viena buvo. Prancūzė. Po to gal įkelsiu video, man atrodo, nufilmavo gaudį. Vienas ir. Tai va, du reikalai. Tai va, pliuchos ir mergaitės padaro, kad gyvenimas būtų dar gražesnis. Ką tik turėjom jogos sesiją ir tokią pusiau meditaciją. Man tai labai patiko. Man irgi. Buvo taip visiškai ramu. Nebuvo tokios aktyvios jogos, žinai. Tokia nusiraminimui, dienos pabaigai. Toks pats tas. Po palmėm. Jo. Įsivaizduoju jūrą. O vaizdas nerealus dabar čia jūros. Tiesiog stulbinantis. Ramuma, nei vienos bangelės. Galėtų gaudžią gerai Eiksmoklinti. Jo. O dabar lekiam vakarienės. Varom vakarienės. Tiesiog kavinuke. Roadside dinner. Visa šeimyna atkeliavo pasveikinimus, kad mes gerai pasijoginom. Kokį vardą duosi? Jogis. Jogis? Nes buvom ką tik jogai. Nes buvo jogas. Vakarienė pati atkeliavo pas mus. Looks amazing. Oh yeah, that's for you. That's better. Tai va, kūdinasi šiek tiek, tai kryžiukai. Tai kaip tik man atiduok savo žuvį. Keičiamės. Va, ryžiukai, mėsytė, grilled fish, daržovytės. O tada ateina tikrasis patiekalas. Su kuo jie sakė? Su daržovėm. Daržovytėm, tai va. Thank you. Wow, what a portion. Nu nežinau, ar suvalgysi, ar reikės mano pagalbos. Wow. Tai ką, skanaus. Šiek tiek. Labai cool. Užsisakiau mango float, kas neįsivaizduoju, kas tai yra. Toks kaip piragiukas. Su mangais, ragaujam. Realiai kremas sudėptas, sausainiukai, trupiniukai ir mangai. Labai gerai. Gaudžia ragauk. Noriu išgirsti tavo nuomonę. Neskanu jau matau. Na? Wow. Žiauriai. Tikriausiai vienas iš neskaniausių dalykų valgymui. Nevalgykit, palikit mums daugiau. Naktinis pasivaikščiojimas. Nes prisivalgiau. Persivalgiau. Labai gerai. Tai pasivaikštom į lovą ir editinti video, kad rytoj pabandyčiau išleisti. Kodėl atsilauk? Galvą pasakiau.